Vis dar negaliu atrašyti jūsų žinutės Facebook'e, šiandien vakarė jau gal galėsiu arba rytoj. Ir galvoju, kaip įdomu, mums limitus uždeda kažkoks, nežinau, programa, dirbtinis intelektas. Įdomiais laikais gyvenam, kad sprendžia, kiek tu gali bendrauti, su kuo tu gali bendrauti, kokiam temam tu gali bendrauti. Tai va, jau man antras kartas per paskutinius 2 mėnesius, kai mane užblokuoja. Ir šiaip, man atrodo, žmonių yra toks be galo didelis pasitikėjimas Instagramui, jam labai daug laiko skiria, dėmesio, augina ten savo auditorijas. Bet, realybė tokia, kad bet kada tave gali išmesti, bet kada tave gali suspenduoti, bet kada tave gali užblokuoti. Dėl to pasitikėti vienu socialiniu tinklu, vienu komunikacijos kanalu šiandien dienai niekaip negali. Reiktų nepamiršti iš tikrųjų vieno dalyko, kad socialiniai tinklai tai nėra mūsų gyvenimas tai kažkas, kas vyksta ne telefone, už jo ribų ir nepamiršti iš tikrųjų gyventi šitą gyvenimą, nes man atrodo, kuo toliau, tuo labiau žmonės įninka, į skrolinimą įninka, į tai, ką jie mato kitoje ekrano pusėje, įninka į kitą realybę, bendrauja ne su gyvu žmogum, o su dirbtiniu intelektu, kuria santyki net ne su gyvu žmogum, o su ChatGPT, pavyzdžiui, tai man šitie dalykai tokie yra sunkiai suvokiami. Taip kaip darbo priemonė aš ją naudoju, kaip darbo priemonė ir palengvinimas yra nuostabi. Ir nepadarykite telefono savo dievu. Ar žinot, kaip yra, kas vyksta, kai yra tavo dievas, tai tu dievui lenkiesi. Tai jeigu sėdi ir tavo galva va taip va nuolatos, tai jau telefonas yra tavo dievas. Jeigu tavo galva aukštai, tai tavo dievas